Sveiki, esame prie Respublikinių koncertų ir sporto rūmų, bet šį sykį dar nepavyks mums čia patekti dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, tai yra antradienis 9 ryto, visų antra, mes neturime bilietų, tad apie tai ir pašnekėkime. Bene geriausia progresija biletavimui yra importinis automobilis. Tai yra be abejo imidžas, tai yra komfortas, tai yra mobilumas. Mobilumas leidžia pasiekti klientūrą. Sakykime, šiltuoju metų sezonu labai gerai galima prekiauti ne tik bilietais, bet dar kažkokiais daiktais, pasitiesus marškelę, nėra braižomas dažas. Dėmesio, gudrybė. Naudokitės išimtimi statyti automobilį kur norit, naudodami avarinį signalą. Vadinasi, biletavimo biznio pradžiai vis tiek reikia šiokių tokių dalykų, štai skaičiuotuvas, vest kažkokį finansinį balansą, aišku, naujovinis, senesnis, kaip kam patinka, pagal įpročius, nepaslaptis, ko prekiaujam, aišku, antradienio rytas, kaip ir dar darbuose, kontorose sėdi, eilės dar nesirikiuoja, aišku, žiūrėsim, matysim, kaip čia kas užsimanys pirkti, kada jau pradės rikiuotis eilės pirmos. Jeigu biletavimas jums atnešė neregėtą pasisekimą, patariame jums prekiauti patalpose ir atsidaryti savo langelį. Dėmesio jaunime, jeigu ieškotės, kur atlikinėt praktiką, pas mus visuomet galite eitis, bandytis, žiūrėtis, plėšytojų visuomet trūksta. Žinoma, biznio naujokai, žiūrėkite atsargiau į šitą biznį, nes egzistuoja nišoje tikri banginiai, firma Tiketa, jie labai yra užsiėmę tvirtai savo poziciją. Tiketa jau užpildė rinką modernę techniką, nepatikėsit gerbimieji, ponai ir ponios, jie momentaliai spausdina bilietus vietoje, parduoda jos moderne. Elektroninio interneto pagalba, turi platų kasų tinklą, prekiauja ne vien tik profsąjungų rūmose ir netgi dėmesio sponsoriauja. Tad nenuostabu, jog Tiketa parėmė ir šią kalėdinio kaleidoskopo vaizdo įrašą ir mes, Faksimilis reklamos firma, sveikinam jų vardu, jūs su artėjančiam šimtom kalėdom bei naujaisiais metais, linkime jums nuotykių, švenčių, viso ko geriausios, sveikatos, pinigingų metų, kad geri būtų. Ir apkabinkit artimai, įteikit jam kvietimą į kokį spektaklį, ar ansamblis koks koncertuos, vis tiek šventės, koncertai, tie dalykai suartina labai.